Austinti. Viskas. Radau. Ačiū labai už pagalbą. Kaip ir visi turim visada pirmus kartus. Tai ką, aš manau, mes tada pradėsim, jeigu jūs gerai girdit, matot. Tai šiandieną susirinkom turbūt visos pakalbėti apie mum labai opes temas. Ir turbūt savo darbe turime ne vieną ir ne dvi problemas, kurios iškyla tiek su klientų pėdų problemom, tiek ir apskritai tokių įvairių darbinių. Aš paprašysiu dalyvių išsijungti mikrofoną, jeigu galima. Kad tiesiog kitiem nefonuotų ir negadintų garso kokybės. Taigi, aš išskyriau tokias pačias pagrindinės problemas, su kuriuom susiduriam mes meistrai savo darbe. Ir jeigu sutinkate, tai galit net sureaguoti. Man atrodo, čia irgi yra galimybė čiate dalintis, galit rašyti. Tai iš tikrųjų, matote, yra ne viena problema, su kuria mes susiduriam ir tai nėra vien tik tai kažkokios problemos, su kuriuom ateina klientai ir nežinojimas, kaip jas išspręsti. Na ir aišku, aš tuoj pat įsijungiu. Čia Agnė prašė, nes galvoju, gal kažkas man rašot. Ir kaip matote, yra pirma tokia kaip ir problema, tai yra žinių ir įgūdžių trūkumas. Tai ką turėjau omenyje, išskirdama tokią problemą? Aš manau, sutiksite, kad būna tokių etapų savo darbiniai karjerai, kuomet jūs jaučiate, kad kažkokių trūksta žinių. Ateina klientas su tam tikrom problemom arba klausimais ir mes nežinom iki galo, kaip jas spręsti, kaip atlikti tam tikrą procedūrą arba kokią kosmetiką parinkti tam klientui arba kokį produktą parinkti čia ir dabar, sprendžiant vieną ar kitokią problemą. Netgi, žiūrėkit, būna ir su bazėm, jeigu kalbėti apie manikiūro sritį ar ne, vienam klientui laiko, kitam klientui nelaiko. Tas pats yra ir tiek ir pedikiūre, tiek ir manikiūre būna tokių problemų. Tai čia labai dažnai susiduriam su tuo, kad mums tiesiog trūksta žinių ir mes bandom ieškoti atsakymų. Ieškome YouTube, ieškome socialiniuose tinkluose, klausinėjam kolego, važiuojam įvairiausius mokymus, mokamus ir nemokamus. Na ir be abejo, meistrai, kurie tik tai pradeda, tai jie dažnai pajaučia, kad jiem trūksta įgūdžių, tiesiog ar ne, žino kažką, bet dar nesigauna padaryti, arba dar iki galo nesupranta. Na ir iš to išplaukia sekanti problema, ir ta problema tai yra baimė pakenkti klientui. Ar iš klausančių merginų, ar tekę susidurti su tokia baime, kad tarsi matot, kad klientui reikia atlikti tą ar aną veiksmą, ar ne, bet nedrįstat, nes bijote, kad galima pažeisti, pavyzdžiui, nago plokštelę. Taip, Simona liuksas spaudžia. Taip, aš manau, dažnai tenka pajausti, kai reikia iškirpti onicholizę, ar ne, kai nagas atšoka nuo nago guolio, nes žinau iš savo patirties, iš mokymų, kad labai dažnai būna merginom sakai, vieną sekundę aš matau dalyvę, vienai dalyviai nesigauna prisijungti, tuoj minutę. Atrašiau, nes lyg mačiau, kad jungiasi ir Messengerį parašė. Tai tiesiog tokiais atvejais net per mokymus esu pastebėjęs, kad sakau, paaiškinu, kad nagas tai yra negyvas darinys, sakau, drąsiai kerpame, ar ne, ir vis tiek labai nedrįsta, nes galvoja, kad klientui skauda, galvoja, kad gali dar labiau trukdyti nago plokštelę. Na ir tokių baimių jų yra labai daug. Ypatingai, kai mes pradedam dirbti daugiau su kažkokiom problemom klientų ar ne, jau tokiom rimtesniam, tai tų baimių dar daugiau atsiranda, nes mes tiesiog pergyvenam, kad nepadaryti dar blogiau. Deja,
Tai nėra pliusas jum, kad jūs bijote, nes klientas energetiškai skaito jūsų kūno kalbą ir kas iš to atsiranda, jisai nelabai pasitiki jumis. Jisai jaučia, kad jūs dvejojate, jaučia, kad jūs atliekate tam tikrą procedūrą arba duodate rekomendacijas, ne visai pasitikėdamos pačios savimi. Na ir čia toks abipusis gaunasi nepasitikėjimas jumis kaip meistru ir ta vat mūsų sekanti problema, su kuria jūs galite taip pat susidurti, tai yra savęs nepasitikėjimas savimi, nepasitikėjimas manimi kliento akimis, ar ne, kaip meistru. Ir aš tarsi pergyvenu, dvejoju, tada ir klientas manim nepasitikė, aš kažką pasakau, klientas matau, kad nelabai tiki, tada dar labiau tas pasitikėjimas žlunga. Jeigu ateina klientas ir skundžiasi, kad neįvyko kokybiškai ta paslauga, kurią aš atlikau aną kartą, dar labiau tas žlugdo mane kaip meistrą, dar labiau mažina tą pasitikėjimą. O jeigu matau, kad kitiem kolegom labiau sekasi, o tą aš tikrai manau ir jūs ir aš matome, kaip mūsų kolegos dalinasi savo pasiekimais, savo kažkokiais gerais rezultatais, o man nesigauna. Tai kas atsitinka? Aš dar labiau pradedu save griaužti ir galvoju, koks aš nevykęs meistras. Gal man mesti šitą profesiją ir užsiimti kuom nors kitu. Ar pažįstama jum? Tai manau, kad tikrai daugumai pažįstama, arba ir dabar kartais taip jaučiatės, arba anksčiau jautėtės. Na ir sekanti mūsų tokia problema, tai yra, vat, matote, higienos normų nežinojimas arba nesupratimas. Ir čia mes gal labiausiai susiduriam su šitą baimę, kai žinom, kad mums reikia gauti higienos pasą, norint dirbti ar ne grožio salone, arba kuomet ateina planinis patikrinimas ir tada mes griebiamės už galvos ir galvom, aha, taip, o kaip čia turi būti mūsų maišeliai, kaip turi būti pildomas žurnalas, o kur čia kas turi būti sudėta, o kosmetikos gaminiai turi būti ženklinami ar neženklinami, na ir daug tokių irgi dvejonių. Tai visa tai iš tikrųjų kartais atrodo ir atrodo viskas paprasta, juk surašyta, kodėl mes turime to bijoti. Bet, na, mes labai dažnai mėgstam neįsigilinti į tam tikrus tuos normatyvus ir paskui patys savo tokį išvystom baimę. Na ir su kuo dažnai irgi susiduriu ir girdžiu patys, kai dalyvaunu kaip mokinys seminaruose, jog meistrai nuolat ieško kažkokių stebuklingų preparatų, kurie išspręs nago grybelio problemas, kurie išspręs onicholizės problemas, kurie išspręs odos problemų, ar ne? Vis neranda to auksinio kažkokio, aš kaip sakau, buteliuko. Normalu, kai mes kažką bandom naują, keičiam, norim susipažinti. Bet dažniausiai tai būna ne tiek noras, kiek tiesiog mes negauname norimo rezultato darbe. Tai ir dėl to mes kaltę tarsi permetam tiem kosmetikos gaminiam. Dėl to, kad mes galvojam, kad mes darome ir suprantame viską 100%, o mūsų kosmetikos gaminiai tiesiog neįvykdo mūsų tų lūkesčių. Tai va, tai čia yra iš tikrųjų šiek tiek vaizdas iškreiptas ir aš siūlyčiau po šio seminaro šiek tiek apmąstyti šitą vietą, jeigu jūs dar vis ieškot to vienintelio kosmetikos gaminį, kuris išspręs visas kliento problemas. Na, jau aš paminėjau šiek tiek apie tą lyginimąsi su kitais meistrais, bet, na, jis deja yra ir bus, kol mes matome socialinius tinklus. Ir aš nepasakyčiau, kad tai yra labai blogas dalykas. Aš galvoju, kad lygintis kažkiek mes turime, bet mes neturime savęs nuvertinti, kito asmens, kito kolegos vaizdo, kaip čia, vaizde, ar ne? Tiesiog mes turime pasilyginti galbūt ir
paimti iš jo, kas mum oponuoja, ką mes norėtume savyje turėti kaip profesionalę, ar ne? Kaip va tam meistrai, kurį mes turime vis tiek visi turim kažkokį portretą nusipiešę savo mintyse, kokiu aš noriu tapti meistru, ar ne? Savo tą vizualą. Ir mes tarsi bandom siekti. Tai vat lygintis galima tiek, kiek mum tas kitas meistras yra autoritetas ir paimti iš jo kažkokias teigiamas savybės, kas mum galėtų pagelbėti, siekiant savo tų tikslų. Na ir tokia irgi problema, sakyčiau, labai opi, tai yra mažas klientų skaičius, iš kurio išsirutulioja paskutinė ir aš manau pati tokia stipriausia problema, tai yra mažas uždarbis. Nesvarbu, ar jūs turit mažai klientų, ar jūs turit daug klientų, bet imat labai mažą pinigų sumą, jūs vis tiek uždirbat nepakankamai. Ir kaip bebūtų, bet būkim savo nuoširdžios ir pripažinkime, kad visų yra tikslas uždirbti, iš to išgyventi, kadangi aš suprantu, kad daugelis ateina į šią profesiją pirmiausia su dideliu entuziazmu padėti žmonėm, kurti grožį, kurti ir padėti sukurti mūsų klientam ne tik gražius ir sveikus nagus, bet ir pėdas, rankas, taip. Bet vis tiek mes, kaip bebūtų, mes norime uždirbti oriai, tuo labiau, kad mes suprantame, kad mes dirbam pačios savo, mes esam tiek amatininkai, tiek verslininkai mažojo verslo. Ir norime ir su šeima pakeliauti ir kažką gražiau nusipirkti, tuo labiau, kad mes juk matome, kad kai kurie kolegos tą gali padaryti, taip, gali geriau uždirbti ir vėl čia grįžtam prie to pačio, kad mes vėl savim pradedam abejoti, taip, ir vėl mūsų pasitikėjimas ir savivertė per šitą prizmę finansinę gali šiek tiek kristi. Taigi, aš labai ilgai analizuodama savo mokinius, kolegas, per praktiką, aš tiesiog supratau, kad yra viena tokia grandinė, kuri prie viso to priveda. Ir aš jums apie ją papasakosiu. Ir aš manau, jūs suprasite, kodėl taip atsitinka, iš kur atsiranda tos visos baimės ir prie ko jos priveda ir kągi tokiu atveju daryti. Tai nuo ko, aš kaip sakau, mūsų meistrų prasideda kelias, ar ne? Pavadinsime šito žmogeliuką, kurį jūs matote ekrane, žmogumi, kuris norės ateityje tapti meistru. Nesvarbu, ar tai yra manikiūro meistras, ar tai yra pedikiūro, ar jisai paskui sieks podologijos aukštumų. Bet tai yra žmogus, kuriam vieną dieną ateina idėja, jog jisai nori pradėti daryti nagus pats savo. Manau, daugelis tikrai pradėjote nuo to, ar ne? Ir nusiperka pirmiausiai bazinius instrumentus, kosmetikos gaminius, pasibando ant savęs, sesiai, mamai, artimiesiam, draugam ir taip toliau, taip toliau. Jis supranta, tas žmogus, kad jam tai patinka, tada jisai keliauna prie suvokimo, kad jam reikia daugiau žinių. Ir ką jisai daro? Jisai pradeda žvalgytis įvairių mokymų. Ir tada jisai žvalgosi įvairių mokymų ir tuos mokymus jisai vertina ir renkasi pagal 2 kriterijus. Ne pagal 2 kriterijus, bet pagal kelis kriterijus. Ir vienas žmogus, jisai žiūri, ar mokymai labai geri, ar nebrangus. Dar žiūri, kad nebūtų per ilgi, nes niekas nenori ilgai mokytis, niekas nenori. Vieną minutėlę, aš matau, kad prašo kai kurie žmonės užeik. Sekundę. Taip, ir matau, kad, atsiprašau, ir
renkasi ar ne pagal tai, ar nedaug dienų reikia mokytis. Nes suteikit, ne visi nori mokytis savaitę, 2 savaitės, o dauguma renkasi 1, 2, maks 3 dienų mokymus. Ir yra kitas, kitas žmogaus tipas, kuris pirmiausia žiūri kokybės, tada ilgai skaito atsiliepimus ir toliau jau žiūri, kad būtų trukmė, nes supranta, jog jis negali išmokti visko labai greitai, jam reikia kuo daugiau dienų, kad jis galėtų atidirbti tą techniką, kad instruktorius matytų, kaip jisai mokosi. Ir tokiu būdu jisai tada vertina, ar šitie mokymai jam tinka ar ne. Ir kaip rodo praktika, pirmos kategorijos mokinių arba va tų vat meistrų žmonių yra visą laiką daugiausia, nes visi nori gerai ir pigiai. Ir dar, kad būtų greitai. Na, tokia jau yra deja tiesa. Ir žmogus mūsų nueina į tokius mokymus, jau jisai turi kažkokius pirminius įgūdžius, kadangi pats bandėsi, tada nueina į tokius mokymus ir ką jisai gauna. Jisai gauna tokį rezultatą. Lygtais ir sužinojo kažko naujo, bet pradėjęs dirbti supranta, kad beveik nieko nežino, kad jam trūksta mokymų, jam trūksta žinių, jam trūksta suvokimo, kad jis nuėjo praleido tą laiką, bet jam kažkoks galvoj chaosas, ar ne? Iš čia pradeda po truputėlį kilti mūsų tos problemos, mūsų tie kažkokie kabliukai, tie trigeriai vadinami, apie kuriuos mes pradžioje kalbėjome. Ir pradeda toks meistras jau dirbti, kadangi jisai investavo pinigus į mokymus ir jisai, kai pradeda dirbti, jisai susiduria su sekančiom problemom. Jisai pirmiausia negauna niekada norimo rezultato atliekant procedūrą, nes jisai tiesiog nebesupranta iki galo, kaip ta ranka turi gulėti, kaip koks instrumentas, ypatingai antgaliai turi kokiu kampu gulėti ant nago plokštelės arba santykinai ant odos, kada kokį antgalį pasirinkti. Netgi iki galo nesupranta, kur yra deimantinis, kur yra kietmetolio antgalis, taip. Ir atėjęs įsigyti į parduotuvę ar online, jis iki galo net nežino, jis žino, kom reikia, jis žino, kad reikia pakelti odeles, bet nežino, kokiu antgaliu jam tą padaryti iki galo, nes jis žino, kad lygtais jį mokino taip, bet galima ir kitaip, o galbūt parduotuvėje nėra to antgalio. Tai va, tai čia aš, tai ką jums pasakau, iš tikrųjų aš apie tai sakau ne šiaip savo išgalvotai, aš viską tai matau praktikoje, kadangi jūs žinote, kad aš turiu ne tik mokymo ar ne klasę, aš turiu ir parduotuvę, tiek fizinę, tiek elektroninę, ir dažnai ateina meistrai, kurie jau ne tik daro savo manikiūrus, bet jie ir dirba ir jie susiduria su ta problema, kad jie negali parinkti elementariai normaliai savo instrumento darbui, todėl kad jie turi kažkokius instrumentus, kuriuos prasiveža iš mokymų, bet jiem nesigauna toks rezultatas, kokio jie nori. Ir tada jie vejasi kitų kažkokių užinfluencintų meistrų video, kur mato, kad aha, jisai tą daro va tokiais antgaliais, tada aš einu perkuosi tuos antgalius. Ir tai vėlgi grįžtam prie to paties. Tai atsiranda dėl ko? Dėl to, kad jisai per mokymus negavo pakankamai naudingos savo medžiagos arba iki galo nesuprato šitų niuansų. Tiesiog galbūt jam pritrūko laiko ar buvo ne iki galo jam iškomunikuota. Ir kai jisai negauna norimo procedūros rezultato, kas atsitinka? Jisai vėlgi kliento akise nukenčia, nes klientas suabejoja, sudvejoja tokių meistrų. Toks klientas gali grįžti, gali negrįžti. Jeigu ir grįžta, jis tikrai nemokės jums daug už tokią procedūrą, taip, todėl kad, na, pirmiausia, jūs patys neįsivertinsit tokios procedūros brangiai, nes jūs suprantat, kad jūsų rezultatas tada netitiks kainos. Ir normalu, kad jeigu yra rezultatas, na, šiaip savo, tai ir kaina negali būti aukšta. Tai tada, vadinasi, jūsų klientai yra nelabai mokus,
O kaip ir minėjau, gali būt tokių, kurie ir nebeateina. Ir jeigu neateina pas jus klientas į procedūrą, jūs pradedat ką daryt? Jūs pradedat vėlgi savim nebepasitikėti, jūs nusimenat, jūs apima liūdesys, neviltis, todėl kad jūs tiesiog suprantate, kad jūs mokėtės, bet jum nesigauna, klientas nusiminęs, nepatenkintas, negrįžta, nepasidalina su savo draugais ir neatveda jų naujų klientų ir jūs niekaip negalit išeiti iš šito užburto rato. Kai jūs pradedate dirbti jau su kažkokiom šiek tiek problemom klientų, taip, odos, nagų, nu ten sakykime, niucholizė, ar jau ten grybelį tvarkot, arba įtrūkimai kulnuose, ar nuospaudas ir panašiai, jūs šalinate tas problemas ir visada duodate kažkokias rekomendacijas savo klientam. Bet kai jūsų pasitikėjimas savim yra žemas ir klientas mato, kad jūs kažkaip, nu, dar taip dirbate ne visai kokybiškai, pasitikinčiai savimi, jis neklauso jūsų tiesiog rekomendacijų. Jeigu jūs sakote, va pas jūs yra atšokęs nagas, tai yra oniholizė, man reikia jum iškirpti, jum reikės lašinti lašiukus 2 kartus dienoje, jisai gali sakyt, ne, gal nekirpk, ai, bus gerai ir taip, užlakuok, taip. Ir jūs tarsi bijot viduj jam paprieštarauti, nes jūs galvojat, aha, nu jis tai pasakė. Ir toks atsiranda viduj konfliktas. Jūs suprantat, kad jam kaip ir geriau yra iškirpti, nes jam greičiau toks nagas. Tačiau jūsų klientas turi svaresnį žodį. Taip yra dėl to, vėlgi grįžtant, kad jūs neturit autoriteto kliento akise, nes jūs savim mažai pasitikit. O nepasitikėjimas atsiranda dėl to, kad trūksta tam tikrų žinių ir įgūdžių. Ir vėl matot, koks užburtas ratas, ar ne? Kaip ir, suprantat, problema atrodo yra tarsi oniholizė, bet oniholizė išspręsti reikia klientui iškomunikuoti ir kad klientas klausytų jūsų kaip specialistų. Bet jeigu yra va tos sudedamos dalys, apie kurias aš kalbėjau, apie problemas, apie va čia išvardintas, klientas nenori daryti taip, kaip jūs pasakėt. Jisai gali paimti iš jūsų lašiukus, bet netepti ir sakyti, kad jis viską darė. Ir jūs galvosit, kad jis taip darė. Nes jūs tiesiog galvosit, kad jūs kažką blogai padarėt. Gal jūs blogus lašiukus davėt, bet jūs nepagalvosit, kad klientas blogai darė arba nieko nedarė. Arba jeigu, sakykime, ta pati oniholizė yra dėl avalynės, taip? Tai su kuo aš susiduriu labai dažnai, kad meistrai, nes dalinasi, vat, mokiniai būna, dalinasi, netgi ateina tam tikri meistrai pas mus į studiją ir vat mes kalbam, kad meistrai bijo elementariai išmatuoti pėdą savo kliento, o jeigu jūs neišmatuojate savo kliento pėdą, jūs negalite atmesti arba patvirtinti faktą, jog oniholizė atsiranda arba nedingsta ilgą laiką dėl avalynės spaudimo. Taip? Taip. Ir žinot, su kuo ir aš labai dažnai susiduriu savo kabinete, kai man klientai sako, o Trina, bet aš labai nešioju patogią avalynę. Mano avalynė tikrai nesiaura, pusė dydžio didesni. Kai aš matau tuos batus po nosim, aš matau, kad tie batai jie siaurokie, tokia, žinot, primena V raidę, dar koks kulniukas gali būti. Ir man taip, žinot, su pasipiktinimu. Ir dabar žiūrėkit, tai yra 2 scenarijai. Jeigu aš savim nepasitikiu, aš iki galo nežinau, ar tikrai, netikrai, ką aš daryčiau, ir aš kažkada taip ir dariau, aš tiesiog gerai, viskas, aš pratyliu, viskas, aš tarsi patikiu klientu, klientas man pasakė, reiškia šventa. Ir aš atmetu tą faktą, jog avalynė kalta. Kitas yra būdas, aš kaip meistras sakau, gerai, išklausau, pastatau klientą ant balto popieriaus lapo, išmatuoju pėdą, vieną, kitą, tada ištraukiu vidpadį, jeigu jis išsitraukia, pastatau klientą ant vidpadžio ir mes abu su klientu matome rezultatą. Jeigu, aš negaliu išimti vidpadžio, aš tiesiog tada turiu metrą ir aš galiu išsimatuoti metru
aišku, tai nėra labai jau tiksliai, na, bet aš, žinot, kaip paprastai darau. Aš ant balto popieriaus lapo, kai nubrėžiu pėdą, išsimatuoju nuo ilgiausio taško A iki taško B tą pėdutę. Aš pagal batų dydžių lentelę, na, tą standartinę, pasakau, koks turėtų būt batų dydis. Ir žinot, tas žmogus, kuris man prieš kažkiek ten minučių sakė, kad jis nešioja pusę dydžio didesnius, pasirodo, kad jis nešioja pusę dydžio arba dydžių per mažus batus. Jau tie, kur pagal jį yra didesni. Ir tada, aišku, būna įvairių reakcijų, būna kai kurie sutinka, kai kurie niekaip negali priimti šito fakto, bet aš nekreipiu dėmesį niekada į šitą dalyką. Aš visada sakau taip. Jūs atėjot pas mane su problema, aš jum turiu padėti išspręsti šitą problemą. Jūsų pasirinkimas, jūs galit klausyti, galit neklausyti. Bet aš manau, jeigu jūs 2 metus vaikščiot su šita problema, jum nepadėjo jokie jūsų daryti kažkokie veiksmai ir jūs atėjot pas mane, tai vadinasi, jūs turit kažką pakeisti, o jeigu jūs norit, kad aš jums padėčiau, tai turite daryti taip, kaip aš jums sakau. Daug čia yra prirašyta laiškų. Taip, išjungiam sekundės mikrofoną. Tai va, tai matot, koks įdomus scenarius, ar ne? Todėl grįžtu prie to pradedančio mūsų meistro. Ir jūs matote, jog tai yra vienas iš tų punktų, uždirba mažai ir negali pakelti kainų dėl anksčiau išvardintų priežasčių. Tai va tol, kol mes neišmokstam išspręsti tam tikrų problemų, kol mes nesuprantam, kaip mum tai problemai ar ne išspręsti, pritaikyti mūsų žinias ir neatsiranda pas mus pasitikėjimas savimi, savo žiniom, savo įgūdžiais kliento akise, mes negalim niekaip ir pakelti kainų. Ir toks, suprantat, užburtas ratas. Ir šitas mūsų užburtas ratas labai primena man visada sniego laviną arba Sizifo darbą. Aš nerandu mūsų balandžio 20. Taip, išjungiau mergaičių garsus. Tai va, tai aš manau, kažkas mato šitame paveikslėlį save, ar ne, kai mes ieškom įvairių mokymų, žiūrim N vaizdelių Instagrame, Reelsų ir bandom ir bandom rastis tą geriausią būdą, tačiau vis grįžtam atgal ir kaip negaunam rezultato, taip negaunam, kaip negalim susirinkti klientų pilnos bazės, taip negalim. O jeigu neturim pilnos klientų bazės, negalim pakelti kainų, jeigu nepakeliam kainų, mes neuždirbam. Jeigu aš neuždirbu, aš negaliu važiuoti į mokymus, aš negaliu nusipirkti geresnių instrumentų, aš negaliu po velnių nusipirkti patogios pedikiūro kėdės ir ištraukėjo arba pedikiūrui, arba ten manikiūrui, negaliu nusipirkti frezos su ištraukėja, negaliu dirbti su vokiškais brangiais, bet nerealiai kokybiškais antgaliais. Ir tada apima liūdesys ir vėl dar didesnė demotyvacija, nepasitikėjimas ir trukt už vadžių vėl iš pradžių. Taigi, šiandieną ir buvo mano tikslas pakalbėti apie tai, kaip mes galime išspręsti šitas problemas. Tai prisiminkime, nuo ko prasidėjo mūsų visa to žmogaus istorija. Pirmiausia, aišku, nuo idėjos, o antras mūsų laiptelis buvo nuo žinių, nuo mokymų, ar ne? Tai mano pirmas variantas, sprendimo būdas būtų jums toks. Pasidaryti plius minus va tokią lentelę, arba kaip jums patinka, išsirūšiuoti į kelias kategorijas. Na, kaip matote, aš čia kaip pavyzdį padariau. Galima viena oda ir nagai, higienos normos, HN tai yra higienos normos, trečia kosmetika ir įrankiai ir ketvirta finansai. Ir įrašyti į šitas grafas problemas, su kuriom jūs dažniausiai susitinkat arba
tos, vat, tie kažkokie neaiškumai, kažkas, kas nesigauna, juos tiesiog suskirstykit į šitas grafas. Pagal tai jūs matysite, kiek problemų, kurio grafoj pas jūs yra daugiausia. Na, kaip pavyzdys, nesigauna susitvarkyti su anicholize, ne visada pavyksta su klientu atauginti nagą. Nesuprantu iki galo, nu kaip neužgyja tie įtrūkimai, taip neužgyja kulnų įtrūkimai. Kaip šitas sinusai pas mane kraujuoja po manikiūro, taip kraujuoja. Kaip kaip su vat, tais lašiukais ar kažkokiais kremais, nu, nesigauna susidraugauti. Keratolitikas nesuminkština. Tada dedu į kosmetikos ar neskilti. Vis kažkokio netrandu stebuklingo preparato. Čia dedu. Finansai. Na, kaip pavyzdys, neuždirbo pakankamai. Visiškai nevedu buhalterijos. Ateina, va dabar tuoj bus gegužės 1 deklaravimo metas, kas dirba pagal individualią veiklą, pagal pažymą, žinot, reikės nemažai atiduoti valstybei, o prieš tai nieko nekaupiau ir panašiai. Tai va tokias savo problemytės jūs tiesiog greitai surašykit. Realiai tai yra labai labai greitas darbas, nes jūs žinot, su kokiom problemom jūs dažniausiai susidurėt. Tada jūs matote, kurioj grafoj pas jūs daugiausiai yra problemų ir žinote, nuo kurios vietos jum reikia pradėti. Jūs dabar supratote, kad jūsų visos problemos prasideda praktiškai nuo tos pačios vietos. Ir nėra taip, kad jeigu aš neuždirbu, tai man reikia samdyti finansų specialisto. Nes jums bet koks finansų specialistas pirmiausia pasakys, įsivertinkit savo, aišku, aplinką, darbo aplinką, įsivertinkite savo įgūdžius, savo rezultatą kokybės, taip. Na, jūs suprantat, kad jeigu jūs pardavinėsit kokį nors skudurą, atsiprašant, ale suknelę, už kokius, nežinau, ten 10 000, bet pasiuvimas baisus, modelis senas, nežinau, medžiaga iš vis nekokybiška, tai jūs suprantat, kad jūs, nu, neparduosit. Nu, ant fukso vieną parduosit. Tai va, tai čia analogiškai tas pats. Jeigu jūsų darbo kokybė netenkina jūsų kliento, jūs negalėsit padidinti savo tiesiog paslaugų kainos. Tai vadinasi, grįžtam į pradžią. Taip, vėlgi, vadinasi, mums trūksta kažkokių įgūdžių, trūksta kažkokių žinių. Na, tai va, tai čia yra pirmas sprendimo būdas, kai jūs galite aiškiai išskirti problemas, kurių yra daugiausia, ir tada jau žinosite, ką ir daryti. Sekantis sprendimo būdas, tai yra susirasti mokymus, kurie būtų apie konkrečias problemas. Na, kaip pavyzdys, jum nesigauna dirbti su įaugusiais nagais, arba jūs tiesiog apskritai nežinote, kaip dirbti su įaugusiais nagais, kažką bandot savamoksliškai ar ne, o gal jūs praėjot mokymus, bet pas jūs, na, kaip nėra tinkamos dinamikos, taip nėra, arba atšokinėja ten koks titano siūlas, arba, nežinau, statote sąsagą, o nicholizė atsiranda, o gal tiesiog statote kažkokią sąsagą, nebūtinai titanas, jų yra įvairių, ir gerai, išsitiesino plokštelę, nuimat, keli mėnesiai praeina, vėl ta problema grįžta. Ką daryti tokiu atveju? Ar ten su higieniniu pedikiūru nesat iki galo patenkintos, su lakavimu nesat patenkintos? Taip, tai jūs galite tiesiog susirasti mokymus pagal konkrečios problemos tą faktą. Ar tai duos jum rezultatą? O va čia aš negaliu duoti garantijos. Žinot kodėl? Todėl, kad jeigu mes prisiminsim tą istoriją, kaip žmogus ėjo savo kelią, pradėjo, jis irgi pasibaigė mokymus, bet jis pasirinko kažkokius mokymus, negrįžęs tiksliau, o pradėjęs dirbti, jis suprato, kad jam trūksta žinių, trūksta praktikos, ir va čia mes nesam deja apsaugoti nuo rinkos pasiūlos, nes niekas jos nereguliuoja, ir mes suprantam, kad gali būti ir taip, kad mes nueisim kažkur, bet mes negausim
to norimo rezultato. Ir dažniausiai taip būna, aš jums pasakysiu, kodėl. Dėl to, kad daugelis mokina dirbti šabloniškai. Vat yra taip, aš darau taip ir tu turi daryti nuo A iki Z taip. Arba vat yra, sakykime, grybelis, padarai valymą grybelio, išvalai kas ten mėnesį ar pusantro, duodi klientui ten, sakykime, lašiukus kažkokius ir jisai turi tuos lašiukus naudoti ir viskas. Daugiau tu nieko negali padaryti. Tai yra šabloninis mokymas. Parodo techniką, pasako, ką daryti, viskas. Tai tokie šablonai dažniausiai jie neveikia arba neduoda gero rezultato, todėl kad, kaip mes ir suprantam, šablonas dėja jisai netinka visiems. Jis gali tikti daugeliui, bet netinka visiems. Na ir aš esu visada už tą sprendimo būdą, tai yra numeris 3, kuriuo aš pati ėjau. Ir ėjau labai vingiuotų keliu. Aš buvau tas žmogeliukas, apie kurį pasakojau, žmogus, kuris turėjo idėją. Ir aišku, aš pradėjau mokytis ir mokiausi ilgai, aš mokiausi 3 mėnesius, tačiau tai buvo labai senai. Ir tada nebuvo jokių ilgalaikių lakavimų, mes manikiūrus darėm tik tai klasikoje, lakavom paprastais lakais. Ir aš atsimokiau ir pasigimdžiau vaikutį, tada metus laiko išvis nieko nedariau ir paskui, kai aš jau norėjau grįžti prie manikiūro, aš supratau, kad oho, per 1,5 metų praktiškai buvo toks šuolis, kad aš supratau, kad aš nieko nebemoku ir man reikia naujai mokytis. Ką moku, odelės apkarpyti žnyplutėm ir dildę padildžiuoti, daugiau nieko, nes aparatu mes tada nedirbdavom, dirbom tik tai klasikiniai technikui, mirkymas ir apkarpimas, viskas. Ir kas tada atsitiko? Aš tiesiog pradėjau skaityti mamyčių forume, nes tada dar, kad jūs suprastumėt, kokie tai metai, tai aš 2010 metais baigiau mokymus, tai suprantat, koks dinozauras esu. Ir apie 12 metus sumašiau, ten 11 pabaigoje sumašiau, kad jau reikia man kažką daryti su nagais, su manikiūrais. O tuo metu jau atsirado geliniai lakai, jau paprasti lakai, viskas. Ir jūs įsivaizduokit, aš mamyčių forumise skaičiau apie tos lakus, apie technikas. Aš manau, šiek tiek prisimenat kai kas save, ar ne, mano istorijai. Ir mano klientė, aš kaip dabar prisimenu, namuose atėjo mano pirma klientė. Aš vyrą dar prieš tai nusinčiau, pasisakiau, ką nupirkti parduotuviai. Lakuoju. Ir mano klientė po kelių valandų rašo man žinutę, kad jai atsilupo keli nagai. Ir aš nesuprantu, kodėl, kaip ir kas. Žodžiu, aišku, buvo kalčiausi lakai, nes aš viską padariau, kaip buvo parašyta. Tai va, tai taip aš pradėjau ir niekada aš tada suprasčiau, kad Kotryna, grįžk į pradžią. Ne, Kotrynagi pasibaigė 3 mėnesių mokymus su diplomu, jinai eis kvalifikacijos kelti. Gerai, nuėjau į kvalifikaciją kelti į priauginimą. O priauginimas tai vyko 1 dienos mokymai priauginimo, paskui po 2 savaičių su to pačiu modeliu turėjau ateiti pas mokytą nagų korekcijos. Tai kaip jūs įsivaizduojat, meistrai, kurie dirbat su priauginimais ar ne, kaip jūs įsivaizduojat, kaip mane turėjo išmokinti nagų priauginimo per 1 dieną, kai aš tikrai prieš tai išvis su priauginimais 0 praktikos, 0 žinių, aš nesupratau ten, kas yra tas bondas, gruntas, geliai, tai dar buvo IBD era gelių, žodžiu. Ir aš kažkaip ten atseit pasibaigiau, aš pradėjau pabiškį dirbti, man ten pastovi atšokimai būdavo, viskas. Ir aš dirbau su tokia kolegė. Ta kolegė, aišku, mane labai skersai žiūrėjo ir aš dabar suprantu, kodėl, nes įsivaizduokit, jinai labai gražiai darydavo nagus gerai, o aš ten belę kokią nesąmonę dariau. Ir ne, kad vėl suprast ir galvo, ta prasme, ne, mano klientėm visom atšokinėja nagai, ten nuo kutikulės. Tai ne, kad sakyčiau savo galva, Kotryna, susiras normalius bazinius mokymus, pasigydė Kilienė, nes tuo metu gydė buvo tikrai turbūt vienintelis instruktorius, kuris vedė ten 2 savaičių mokymus, ten ir manikiūras su ilgalaikiu lakavimu, ten, žodžiu, priauginimui ir taip toliau. Pasibaigtos mokymus.
Ne, bet ašgi dirbu iš savęs praktiką. Na ir ką, aš taip truputuką greičiau prabėgant tą istoriją, išvis pavariau, aš sumąsčiau peršokti, jaučiu 2 tuos laiptelius, kaip aš toj schemoj jum rodžiau. Aš nuvažiavau pas Viktoriją Klopotovą į Kijevą, nes jau tuo metu Klopotova buvo #1, Viktorija Borovikova ją pasikvietė, ten visa, kaip sakau, mūsų Lietuvos grietinėlė pas ją važiavo į mokymus, bet kadangi aš buvau tas meistras, pas kurį labai daug chalturkės buvo, aš uždirbau labai nedaug ir aš neturėjau pinigų, kuriuos galėčiau sumokėti už tos mokymus, nes mokymai buvo tikrai labai brangus. Ir tada aš ieškojau, kaip man susitaupyti. Nu ir aišku, kad aš turėjau giminių Kijeve ir suderinau, sugaudžiau labai gerą pasiūlymą mokymų ir aš išvažiavau į Kijevą. Ir išvažiavau ne į bazinius mokymus, o pas Viktoriją tai bazinį, tada specialisto, tada meistro, ar dar gal ten kažkoks, kad buvo dar gal tarpinis. Ir aš išvažiuoju į meistro. Žodžiu, aš sakau, peršokau gal ten kokius 2 laiptelius. Ir aš turėjau 6 dienų mokymus, aš žinokit, verkiau praktiškai visas dienas. Nes aš nesupratau, kaip reikia kirpti šablonus, nes mes nekirpdavom Lietuvą, mes tik buvo bepradėję. Aš nesupratau, kokios yra nagų rūšys, nu žodžiu, man ten buvo kosmosas ir mano tokie blynai lipdyti. Tai suprantat, vat, labai dažnai mes susiduriam su ta problema, kad mums nepasiseka pirmam etape ir mes kažkodėl nepagalvojam, kad reikia grįžti į pradžią ir dar kartą duoti savo šansą pasibaigti tuos bazinius mokymus. Juk baziniai mokymai tai yra bazių bazė. Tai yra toks pagrindas, kuris duoda mums esminį suvokimą apie nagą, apie odą, apie tas problemas, su kuriuom ateina klientai, apie technikas, apie medžiagotyrą, taip, apie instrumentus. Visa tai yra pagrindų pagrindas. Čia tas pats, įsivaizduokit, kaip jūsų, pavyzdžiui, vaikas, kas turit vaikus, arba save prisiminkit, jūs pradėtumėt eiti pradinės klases ir antroji klasė jūs sumastot, kad jums nebereikia, jūs nesimokinat, jūsų visi klasiokai praeina, o jūs iš karto atvarot į 5 klasę, ar ne? Arba jūs mokėtės visus 4 metus ir ateinat į 5 klasę ir jūs suprantat, kad jums dar blogiau, bet vietoj to, kad užpildyt spragas, nu jūs bandot šokti į 6 klasę, taip? Tai va, tai čia kažkas yra panašaus. Ir aš ir jum turiu tokį kaip ir pasiūlymą grįžti į pradinį tašką, kai jūs jau pasidarėt analizę savo tų problemų, su kuriuom dažniausiai susiduriat, grįžti prie esminės bazės. Susiraskit, nežinau, mokymo klasę, susiraskit kažkokį instruktorių, kuris jums oponuoja, kuriuo jūs pasitikit, kuris duoda jum tikrai kokybišką medžiagą, ne per vieną dieną, ar ne, ir užsipildykit tas spragas. Kas tada atsitiks? Jūs tiesiog elementariai žinosite, kaip išspręsti tas klientų problemas. Kai jūs spręsite klientų problemas, jūs laikui bėgant tapsite autoritetų klientų akise, nes klientai matys, kad jūs padedat jam. Jeigu jūs padarėt procedūrą, jinai yra labai kokybiška. Jeigu pas jūs klientas, jeigu kalbant, sakykime, apie jau tą pedikiūrą, kur šiek tiek daugiau su problemom, ar ne, arba patologija, jau tą vadinamą, tai jūs išsprendžiat jam problemą, tai įsivaizduokit, kiek jam laimės, ką jisai daro, jisai pasakoja visom savo draugiam arba draugams, giminėms, atsiunčia ten mamą, tėtį, dėdę, tetą pas jūs. Ir kas atsiranda? Pas jūs atsiranda rekomendacijos, labai geri atsiliepimai ir ateina nauji klientai. Taip, ateina nauji klientai, pas jūs pildosi klientų bazė, užsipildo tie, kad jūs matot, kad aha, aš dirbu kaip arklys po 12, 11, 10, 9 valandas, o jeigu ir dirbat, kad ir po 8, sakykime, ten, tarkim, negalite dirbti vakarais, dirbat nuo 8 iki 17 valandos, bet jums skambina. Jūs galite padidinti kainą procedūros, nes jūs turite kokybę,
jūs turite rekomendacijas, jūs turite pasitikėjimą savimi, jum nebaisu, kad pas jūs nebeateis nei vienas klientas. Gal kažkiek tokio jauduliuko gali būti, nu tai yra normalu, nes mes visi galim tokį turėti, ar ne, jaudulį. Bet jūs tada padidinant kainas, jūs uždirba daugiau, klientų dalis atsirūšiuoja, tai yra Pareto dėsnis 80-20, jūs pasiliekat 80% savo klientų, 20 atkrenta, nes jiem tiesiog yra per brangu, bet jūs ką darot? Jūs gaunat dar daugiau pajamų arba gaunate tas pačias pajamas, bet dirbate mažiau. Vadinasi, jūs galite dar daugiau savo skirti laiko arba jeigu nenorite savo skirti, jūs galite tada tiesiog pasidaryti ilgesnės tas darbo valandas. Ir laikui bėgant, kaip rodo praktika, jeigu yra anksčiau minėtos sąlygos, pas jūs tikrai ir užsipildys tie 20%, kurie atkrito, tik tai pas jūs ateis mokesnis klientas. Tai va, tai kai jūs uždirbsite daugiau, tai jūs tiesiog tikrai pasitikėsite dar labiau savimi ir jūs galėsite daugiau įsigyti tų pačių ar mokymų kažkokių įdomesnių nuvažiuoti, ar nusipirkti į darbą kokybiškesnį aparatą, įrankius, kas dar labiau kliento akise didins jūsų kaip meistro autoritetą. Nes jūs suprantat, kad ne vien tik tai kokybė, bet labai ir aplinka, jinai daug ką reiškia, taip, žmonėm. Ir jūs visada pagalvokite apie save, kaip jūs vertinat. Ar jūs mokėtumėt, kad ir už nuostabiai atliktą darbą tokią pat sumą, nu kaip pavyzdys, už pedikiūrą, ar jūs mokėtumėt už pedikiūrą su ilgalaikiu lakavimu, pavyzdžiui, 70 €, jeigu aš jums daryčiau namuose, ant sofutės, tiesiog ant sofkės, ten arba kokioj virtuvėj, dar kokie indai sugrūsti, taip, jūs nemokėtumėt, nors aš ten galbūt jums padaryčiau nerealų šitą pedikiūrą ir labai kruopščiai nulakuočiau. Bet jūs nemokėtumėt, jūs tiesiog neeitumėt. Bet jūs man sumokėtumėt 70 €, jeigu aš jūs pakvieščiau į šiuolaikiškai įrengtą saloną, šiuolaikiškai visą tą aplinką sukurtą profesionalią kabinetą jūs pakvieščiau, kur profesionali kėdė, apranga mano darbinė kaip podologo, ar ne, ir tiesiog netgi administratorių jūs pasitiktų, nu toks, suprantat, visai kitoks įvaizdis. Tai vat aš kaip iš savo irgi patirties galiu tiesiog pasidalinti. Jūs, manau, viso žinot Viktoriją Bor, ar ne, Bruvikovą, ir žinot, kad jinai turi grožio saloną, ir kadangi jisai yra Tritvelė ir galima registruotis per Tritvelę, tai niekam nėra paslaptis kainos. Ir pernai, manau, irgi žinot iš mano istorijų, kad aš važinėjau kartą į savaitę pas Viktoriją į saloną dirbti, nes man truputėlį reikėjo pravidint galvą. Tai va, ir ten pas mus kainavo pedikiūros ilgalaikiu lakavimu, va tokia, nu, tikrai nepigia, ar ne, pinigų sumą, o medicininis pedikiūras 120 €. Ir aš turėjau klientų, todėl kad klientai supranta, už ką jie moka. Jie supranta, kad jeigu jie gauna servizą 5 žvaigždučių, jie už tai ir sumoka. Taip pačiai kaip ir jūs skrendat į Turkiją ir mokat brangiau, nors galėtumėt 1 žvaigždutę nusipirkti pigiau, bet kažkodėl nesirenkat 1 žvaigždutės sutaupyti. Tai vat, mielieji, čia viskas labai, matot, susiję. Nėra taip, kad kažkoks vienas ar kitas punktas jūsų problemos būtų nesurištas. Tai iš šitų visų problemų aš supratau, kad tokius mokymus, kokius aš vesdavau, taip, anksčiau, kokius siūlo dauguma rinkoje, aš negaliu taip vesti, nes aš esu nepatenkinta rezultatu, aš matau, su kokiom problemom išeina mano mokiniai, nors, vat, kadangi Simona įsijungus kamerą, tai gali palinksėt. Simona tai yra meistrė, kuri pas mane ėjo bazinius mokymus ir mano baziniai buvo 3 dienų mokymai. Tai vat neduos sumeluot, vien pirma diena pas mus buvo teorijos ir tos teorijos, nu tikrai nemažai, ar ne, Simona, linktelkit galvą arba paneikit. Ir aš netgi šiandien specialiai, kadangi mes
su Simona ten susirašinėjom šiek tiek dėl produkto, aš dar irgi paprašiau tokio atgalinio ryšio dėl mokymų, sakau, paklausiau, ar ne? Sakau, tai kaip ten po tų mokymų, ar užteko žinių, ar neužteko? Ir vat Simona ir davė man tokį atgalinį ryšį, jog tų mokymų medžiagos buvo pakankamai, bet pradėjus dirbti, taip, atsiranda jau tada vietos, kur tu supranti, kur reikia dar tobulėti, taip? Bet aš žinau tokį dalyką iš mokinių, kad labai dažnai, kai mes gaunam tos teorijos per mokymus gan daug, mes negalim jos pilnai įsisąmonti, taip? Ir mes grįžtam į darbus, dalinai kažką prisimenam, o didžiąją dalį mes tiesiog pamirštam. Nes taip yra mūsų sudėliotas protas, mūsų žmogiškosios galimybės. Ir labai maža dalis mokinių, aš taip vadinu mokiniais, ar ne, tuos, kurie praeina mokymus, atsidaro metodinę medžiagą. Daug kas klausia, ar duosite metodinę medžiagą, o kiek iš jūsų užduokite savo klausimus, perskaitot pakartotinai metodinę medžiagą. Kiek iš jūsų, kai jums iškyla klausimas, ieškote atsakymo metodinė medžiagoje, kurią jums davė instruktorius. Labai labai dėja, mažas procentas. Ir aš birželio mėnesį, žinot, buvau nutraukus vesti mokymus, labai daug gaudavau žinučių, Kotryna, kada tie mokymai. Ir aš jums pasakysiu, kokia buvo didžiausia problema, kas su manim artimai bendrauna, žinom, dėl ko ir pasakau, ir pas tavo čia Viktorija važinėjo, man reikėjo galvą pravidinti, aš turėjau išeiti iš tų rėmų, kuriuose visi mes įpratę, ir aš turėjau rasti būdą, kaip pakeisti šitą sistemą. Mano visada yra tikslas padėti žmogui. Kas pas mane mokymuose, ypatingai Podo Intensive yra buvę, arba netgi It's So Easy mokymuose, jūs žinot mano filosofiją, kurią aš nešu. Mano tikslas yra padėti klientui ne čia ir dabar. Mano tikslas yra padaryti taip, kad išspręsti tą problemą visiems laikam, arba užkirsti kelią jos atsiradimui. Tai taip tas pats ir galioja ir mano mokiniam buvusiem, esamiem, busimiem. Mano tikslas yra toks, kad jūs gautumėte tiek žinių, kiek jums reikia dirbant, tiek žinių, kad jūs galėtumėte sugebėti pačios rasti atsakymą. Nes šabloninis mokymas tai yra, kai tu pasakai, tu turi daryti taip, 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 taip. Kas iš to, kad aš jums pasakysiu? Jeigu pas jūsų klientai yra onicholizė, iškirpkite, duokite rupus kolagen lašiukus, tegul naudojate kartus dienoje ir viskas praeis. Kas mėnesį, pusantro, maks iki 2, tegul ateina pakartotinai, išvalysite tai, kas ataugo, pašalinsite tai, kas atšoko, išvalysite tai, kas ten priragė, susikaupė. Jūs taikysit šitą būdą ir kokiem 7 iš 10 tiks ir jūs gausite gerą dinamiką, bet visiems kitiems niekas netiks. Ir jūs nesuprasite, kodėl nėra tinkamo rezultato. Nes kai mes kalbam apie podologiją, podologiją iš karto noriu įnešti tokį supratimą, tai mes kalbame apie tą pedikiūrą, kur turim spręsti tam tikras problemas. Yra estetinis ir vadinamas medicininių pedikiūrų, podologija, taip, tai kai mes turime spręsti pėdų kažkokias ar nagų problemas, mes turime pirmiausia žinoti visą eigą. Mes turime išsiaiškinti kaip detektyvai, kur yra esminė priežastis. Ir ją būtinai turime pašalinti arba maksimaliai sumažinti tos priežasties tą veikimą tai problemai, taip? Tai tam, kad išsiaiškinti priežastį, man reikia labai aiškiai žinoti kažkokią patologiją, ligą ir žinoti, kokie punktai gali įtakoti jos atsiradimą. Taip, yra kiekviena patologija ar problema yra pagrindiniai esminiai faktoriai, kurie įtakoja. Bet jeigu nebūna 100% visada, o dar būna juk ir gretutinių susirgymų. Ir mes visą tai turime žinoti. Ir kaip įmanoma pasakyti šabloniškai, kad padaryk tik tą,
ir to nebus. Kaip, pavyzdžiui, onikolizė gali atsirasti nuo alergijos, kai onikolizė gali atsirasti elementariai netgi dėl kažkokių susirgymų, pavyzdžiui, vėžio, nes kai yra sergama vėžiu ir taikoma chemoterapija, atsiprašau, tai irgi gali išprovokuoti onikolizės atsiradimą. Taip, tai daug yra tokių sudedamųjų dalių, kurias mes turime suprasti. Tai vat iš viso to ir buvo sugalvotas mano mokymas podologijos pagrindai. Tai nėra mokymai, kurie yra pradinukam. Tai nėra mokymai, kurie sukurti žmonėm, kurie visiškai nėra nė karto darę manikiūrus, pedikiūrus. Tai yra mokymai sukurti bazinius mokymus praėjusiem meistram, jau netgi kažkiek pabandžiusiem, pasipraktikavusiem mokiniam ar ne, bet kurie turi labai daug spragų arba turi va tas problemas, kurias aš sakiau, nesupranta iki galo, kaip išspręsti tam tikras problemas, nesupranta, kaip parinkti kosmetikos gaminį vienam ar kitam klientui, kaip parinkti kosmetiką į namus, kad nebebūtų tos problemos, arba kaip apdoroti tam tikras odos atsiradimus, kaip mityba netgi, kaip mityba įtakoja tam tikrus susirgimus, kaip komunikuoti šioje vietoje su klientu, kaip reikia įsirengti darbo savo kabinetą, kad būtų patogu dirbti, kad atrodytumėte profesionaliai prieš savo klientus ir panašiai. Tai vat iš visų tų problemų ir gimė šitas kursas, podologijos pagrindai, ir tai yra trečias sprendimo būdas, kuris jum galėtų padėti, jeigu jūs tiesiog nenorite pačios ieškoti kažkur internete, moksliniuose straipsniuose informacijos, skaityti, ją rūšiuoti, atrinkti, jūs galite tiesiog pasinaudoti mano sugaištų laiku, mano žiniom, mano praktika ir atsakyti į savo svarbius klausimus. Ir štai čia vat, aš įkėliau tiesiog kaip pavyzdį iš mokymų ir kaipgi susideda tie mokymai. Mokymai tai yra teorija plus gyva praktika. Ir šitoje, tai yra online platformoje, yra įrašytas kursas, kur yra išdėstoma visa reikalinga meistrui teorinė dalis. Ta yra teorinė dalis suskirstyta į 4 blokus. Tai yra darbo aplinka. Darbo aplinkoje tai yra viskas, kas yra pagal higienos normas, tai vadinasi nuo jūsų darbo vietos įrengimo iki jūsų išvaizdos, kokie yra esminiai reikalavimai. Ten aš nekalbu apie tuos bazinius tokius dalykus, bet esminius dalykus mes kalbam. Taip, nes aš pasikartosiu, tai nėra žmonėm, kurie dar nedirba. Tai higienos normas, jau dirbantis meistrai privalo bent jau būti paskaitę, o aš tik tai sudėlioju tam tikras taškus ant i. Tada antras blokas tai yra nagai, nagų anatomija. Kadangi su nagų anatomija, nors daug kas 100 kartų klausė, bet aš pastoviai per mokymus susiduriu, kad nepakanka žinių, nepakanka iki galo suvokimo, nes jeigu mes kerpame nagą atšokusi arba valome mikozės atveju, arba jeigu jisai sustorėja ir mes nesuprantam, kodėl jisai sustorėja, vadinasi, aš tiesiog neturiu suvokimo apie nago anatomiją. Taigi, nago anatomija ir jos įvairios patologijos, kokios gali būti ir kaip jas spręsti. Trečias blokas tai yra oda ir viskas, kas susijęs su oda. Ir, aišku, su pėdos dinamika. Ant kokių 3 taškų turi stovėti pėda, kaip taisyklingai, kaip pėdos deformacijos gali įtakoti tam tikrų odos, pavyzdžiui, nuospaudų atsiradimą, arba netgi pėdos deformacija gali įtakoti tos pačios onikolizės atsiradimą, kaip spręsti, kokie yra galimi variantai, taip. Tai, žodžiu, trečias blokas viskas apie odą ir pėdą. Ir ketvirtas blokas tai yra apie kosmetiką. Čia aš jau daugiau duodu tokį kaip įrankį, ne tik, aišku, pasakau
kas ir kokie komponentai galėtų padėti tam tikrais atvejais, bet ir, aišku, pasidalinu su tais kosmetikos gaminiais, kuriais dirbu ir aš. Nes žinau, kad vis tiek klausite, o ką naudoju aš. Tai kad taupyti jūsų tiesiog laiką iš karto ir pasidalinu. Bet aš sakau, aš nedirbu nuo 2020 metų iki šių metų su ta pačia kosmetika. Aš labai daug esu išbandžius ir tikrai dar bandysiu ir tikrai žinau, kad jeigu šiais metais aš, pavyzdžiui, dirbu daugiau, tarkim, ten su tuo produktu, galbūt po 1,5 metų aš jau naudosiu kitą produktą. Bet tai nereiškia, kad jau tas yra blogas. Tiesiog aš mėgstu bandyti ir aš noriu išmokyti jūs parinkti produktus ir žinoti, kaip su jais dirbti, kad gautumėte tą rezultatą, kurio tikitės. Dabar žiūrėkit, kuom šitie mokymai yra unikalūs ir kitokie. Tai jūs turėsite po kiekvieno bloko mini testus, kuriuos reikės atsakyti, padaryti, ir tai yra ne man, tai yra jum. Nes aš žinau, kad kai pasakai, kad yra testas, egzaminas ar kažkoks panašus žodis, visi labai įsibaimina. Bet jūs turite labai būti laimingos, kad yra testas, nes šitas testas jum parodys, ar jūs supratote ir ar jūs žinote tą dalyką. Ir jeigu jūs matote, kad jūs kažkur suklydote ir nepraeinate testo, jūs tiesiog grįžtat į tam tikrus punktus, pasiskaitot ir jūs jau žinote. Nes juk gali būti jums ir darbe tokia situacija ir jūs nežinosite, taip? Ir dažniausiai jūs ir nepažiūrėsite ir nerasite savo atsakymų. Ir tas klaustukas, ta nežinomybė, spraga, jinai tiesiog vilksis paskui jūs iki tam tikro momento, kada jūs vėl susidursit su tuo klausimu. Tai tam, kad jūs galėtumėte tiesiog pasitikrinti save, jūs turėsite tokius testus. Ir gale, aišku, jūs turėsite namų darbą, va štai čia jūs galit gal net ir matyti, jeigu mažesnėm raidėm įskaitoma. Jau reikės susirasti kelis modelius, nufotografuoti ir man aprašyti, na, čia, matau, Simona bando įžiūrėti, aš papasakosiu. Tai yra labai įdomus namų darbas, kadangi jūs vis tiek visi daugmaž dirbantis ir jūs turit kažkokių klientų, o ir elementariai tiesiog turite šeimos narių, draugų, jums reikia tiesiog paimti kelias, padaryti nuotraukas, apklausinėti žmogų, tai yra, kitaip vadinama, surinkti tą anamnezę ir pagal tam tikrą protokolą jūs susirinkat visą informaciją, jūs nustatote, kokia yra problema ir man surašote, kaip jūs ją spręstumėte kabinete ir ką pasiūlytumėte klientui į namus. Tai yra kokią kosmetiką, taip, kokias priemonės. Jūs šio namų darbo dėka bandysite teorinę medžiagą pritaikyti prie praktikos, dar nesiliečiant prie klientų, tiesiog iš akies. Nes vėl dažnai, ką aš girdžiu ir kokių aš gaunu klausimų, labai dažnai iš meistrų, man atsiunčia nuotrauką ir sako, ar tai girbelis, ar tai oniholizė, o ką man daryti, o kodėl taip yra, o Kotryna mato tik tai nuotrauką ir nieko daugiau nežino apie klientą. Tai jūs man pasakykite, kaip jūs įspręsite kryžiažodį, nežinant sąlygų, bet matant, kiek yra raidžių. Tai va taip aš pasijaučiu tokiose situacijose. Tai tam, kad tokių dalykų nebūtų, aš noriu jūs išmokinti, suprasti, kad bet kokia problema ir kad ją išspręsti, reikia žinoti tam tikrus niuansus. Taip? Tai va, dėl to mes ir turime tokį namų darbą. Ir kai jūs praeinate šitą teorinį visą bloką, jūs turite praktinę dalį su manimi, tai yra gyva praktika, kuri dabar bus birželio 12 dieną, tai yra 1,5 mėnesio, galima sakyti, teoriniai daliai, taip, va šitai praklausyti ir atlikti namų darbus. Ir birželio 12 dieną tai yra praktinė dalis, kuomet mes jau turėsime 3 gyvus modelius ir įtvirtinsime visas žinias, kurias gavote iš
teorinės medžiagos. Tai, ką jūs siuntėte man namų darbuose, labai panašiai mes darysime jau su gyvais modeliais. Jūs turėsite susirinkti kliento istoriją, susipildyti reiškia, į lapus. Jūs turėsite, ne aš, o jūs turėsite man pasakyti, kokias matote problemas pas savo klientą. Ir aišku, man pasakysite, kaip manote, ką reikėtų jam daryti, kad išspręstų, atsikratytų tos problemos arba bent jau kažkiek sumažintų tą problemą. Ir tada mes jau praktikoje tvarkysim tą problemą, na ir aišku, ir aš pademonstruosiu, kaip ir kokiais instrumentais galima tą pačią problemą spręsti taip, kaip, pavyzdžiui, įtrūkimą galima podo diskų, XS-ų, S-ų, galima tvarkyti kietmetalio antgaliais ir net keliais įvairiais antgaliukais. Tai yra keliom pozicijom, tai gali būti deimantiniai antgaliai, tai gali būti net skalpeliukas, na ir taip toliau, taip toliau. Tai va, tai tiesiog mes tai tvirtinsime gyvoj praktikoje. Ir aišku, mes turėsime dar, prieš pat praktiką, mes turėsim dar vieną online susitikimą gyvą, tam, kad aptarti iškilusius klausimus, kad su tais klausimais nebeateiti į mokymus gyvus, o kad juos išsispręsti anksčiau, kad visa gauta informacija, ta, kurią aš jums atsakius į klausimus suteiksiu, kad jinai jums spėtų susigulėti galvoje. Nes jūs suprantat, turbūt dabar kodėl tai yra padaryta teorija online platformai, o ne gyvai, tam, kad jūs turėtumėt pakankamai daug laiko, neskubant, dalis po dalies išklausyti, jeigu reikia grįžti, pasikartoti ir taip tiesiog palaipsniui, step by step, įsisavinti viską, ką aš jums esu surinkus. Ir aišku, toj pačioj platformoje yra ir video praktinė dalis, kur jūs matysite ir gyvai, kaip aš ant kliento atlikinėju tam tikras procedūras. Ten taip pat pasakau, tiesiog tam, kad jums būtų šiek tiek lengviau tam tikrus teorinius momentus užfiksuoti praktiką, nes aš suprantu, kad ne visi turi vaizdinę arba klausiminę informacijos priėmimo tą gebėjimą, bet tiesiog reikia dar ir kažkaip praktiškai pasižiūrėti, kaip tas yra daroma. Tai štai tokia yra mokymo platforma, toks yra naujas sprendimo būdas, kur aš galiu jums padėti išspręsti tam tikras problemas, o svarbiausia, jūs išvesti iš to užburto rato, tam, kad jūs galėtumėte padaryti kokybiškai procedūrą, tam, kad jūs galėtumėte pasikelti savo savivertę, pakelti savo autoritetą kliento akyse ir aišku, kad galėtumėte uždirbti daugiau ir būti orių specialistų ir nereikėtų jums savęs lyginti su kitais meistrais ir liūdėti. Na, o čia įkėliau keletą atsiliepimų ir Simona šypsosi, nes matai ir savo, ar ne, šiandien ryto, kur aš prašiau. Tai tiesiog, tai irgi aš specialiai tuos atsiliepimus įkėliau, kad jūs pamatytumėt, nes tikrai ne visi mane gal pažįsta, ne visi žino. Jeigu jums kils kažkokių klausimų dėl mokymų, jūs visada galit man rašyti. Po šio webinaro jūs visi gausite savo elektroninius paštus nuorodą į mokymus ir galėsite užeiti į pačią platformą, pasižiūrėti, paskaityti plačiau, kas ten ir kaip yra. Tai ką, reziumuojant mūsų šios dienos temą, aš tikiuosi, jūs supratote, kad visų problemų, jūsų problema darbinė yra ta, kad dažniausiai mes neturime pakankamai žinių, nes jų negavome dėja kažkokiuose mokymuose, o gal tiesiog pagailim investicijų į mokymus ir bandom pačios ieškoti informacijos, pačios mokytis ir tiesiog neturim pakankamai žinių ir įgūdžių. Ir dėl šių stokos
atsiranda visokios kitos problemos, nepasitikėjimas, lygiavimasis, autoriteto nebuvimas, klientų mažas srautas, gerų rekomendacijų nebuvimas ir be abejo finansai. Deja, finansai labai priklauso su tuo pačiu. Tai čia tiesiog turite pažiūrėti į šį amatą, į šį savo darbą kaip į verslą. Na, turite padaryti investiciją tam, kad paskui būtų didesnė grąža. O geriausia investicija tai yra visada investavimas į save. Ir nenusiminkit, jeigu tai padarėte vieną ar du kartus nesėkmingai, nes kaip aš ir pasakoju ir savo istoriją, aš daug kartų lipau ant tų pačių grėblių, slydau, bet galų gale supratau savo klaidą ir viską pradėjau iš pradžių, užsipildžiau savo spragas ir tada jau šoviau normaliai darbiniai sferai. Tai va, mielieji, nebeužlaikau jūsų, tikiu, kad pas jūs yra nemažai darbo ir labai dėkoju visiems prisijungusiem, ačiū labai už jūsų skirtą laiką, sėkmės darbuose, manau, susimatysim dar ir ne vienose seminaruose. Jeigu, sakau, turėsit kokių nors atsiliepimų, pastebėjimų, diskusijų, visada rašykit, visada labai džiugu bendrauti su kolegom. Jokių tarp mūsų negali būti konkurentų. Mes esam kolegos. Sėkmės visiems. Ačiū, Kotryna. Labai buvo smagu. Ačiū labai, Simona, ir jum. Jūs iš vis esat šaunuolė, esat tikrai daugeliui pavyzdys. Nu, ačiū labai, dabar parašysiu asmeniškai dėl kursų jau, žinai, įdomu paliko. Įdomu paliko. Ne, aš sakau, Simona, jūs esat man tikrai pavyzdys, kadangi, sakau, gavosi taip, kad bazinių mokymų aš turėjau pedikiūro tik tai kelias grupės, nes anksčiau nevesdavau, paskui pradėjau ir man visi mano bazinukai, tai yra mano tokie, žinot, kaip vaikai, už kuriuos aš labai visą laiką pergyvenu, palaikau ir man labai smagu, kad mes bendraunam, jau metai laiko praėjo. Taip, ir sakau, jūs esat tikrai pavyzdys, kaip jūs po mokymų, mes žinom, kokiu buvo, prieš tai irgi ten šiek tiek tokių, kaip sakau, nesėkmių ar su mokymais, bet jūs su šaunuolė, po mokymus baigus pradėjot iš karto ieškotis darbo vietos salone, nedvejojot ir sėkmingai savo dirbat, šaunu, labai aš jumis didžiuojuos. Nu, tai jum ačiū, nes labai buvo motyvuoti šiaip kursai, jūs labai pati šaunuolė, tokia, wow, nežinau, sakau, bet jaučiu tokie kursai, kur niekada nepamiršiu tokios instruktorės. Drąsiai variau ir be baimės. Taip, čia nereikia bijoti, čia reikia, kaip sakau, dirbti ir mėgautis visa eiga.